Kartais, man atrodo, jaučiasi, kaip čia, užgesimas dainininko, ar kaip tai pavadint, kai matai, kad jau prasidėjo taupimas. Tai supras, kad aš nežinau, gal netgi užgesimą įtakoja taupimas, nes kartais matosi, kai žmogus jau eina į išsikešinimo stadiją ir jau stengiasi daryti tiesiog tai, ko reikia tik tai ant scenos ir tada nebedaro didelio rato aukštėjančio, kur gali lipti į viršų ir žemyn ir visaip kitaip. Tiesiog, atidainuojam, pasiemam babkės, išvažiuojam. Neatsibodo tau dar galima tikėtis, kad ilgai bus šitų sprendimų, pati tuo gyveni? Dar neatsibodo. Faktas, kad kažkada, neišvengiamai prasidės kažkoks, žinai, bus pasiektas tas lubas. Aš kažkaip stengiuosi sveikai žiūrėti į tai ir net į stadioną žiūrėjau, kaip galbūt į koncertą patį didžiausią mano karjeroje, kur gal ir nebus, žinai, didesnio. Tai dėl to ir teko pasimėgauti ten būnant. Taip. Tai ir dabar žiūriu kažkaip sveikai tai, kad darom, kol darom, nes gal šitą brandolį, šitą komandą tiek žmonių galim surinkti tik dabar. Ir plius gali nutrenkti mašiną bet kada. Būtent. Pasirodo, stadionas didžiausias buvo, taip gavosi. Tai va. Gali tik 2 spėt padaryti, pavyzdžiui, Kalnų parkus. Įsivaizduoji, gali tik 1 spėt padaryti. Bet kas gali nutikti. Dievo keliai nežinomi, žinai, Jessica. Dievulis nežiūri žvaigždė, ne žvaigždė. Tu nepribur, gerai. Ne, ką.